Sveiki visi. Vėl mes su Andrium Kubilium Strasbūro studijai. Savaitės, kaip visada, labai įtemptos. Jau nekartą sakėm, čia Stresbūras, o ne Strasbūras. Taip vadinam. Bet aš tik vieną momentą iš Strasbūro, kas man bent jau labiausiai įstrigo, tai čekų prezidento Petr Pavel kalba, kurioje jis taip aiškiai sudėlioja žinutes, kokių dabar kaip tik tai reikia pasauliui ir Europos Sąjungai. Ir viena svarbiausių iš jų buvo, kad Russia must be defeated in Ukraine. Rusija turi būti primušta, sutriuškinta, nugalėta Ukrainoje. Ir netgi ne tie žodžiai buvo svarbiausi, o svarbiausi buvo gausūs plojimai. Salėje plojimai truko labai ilgai po šitų žodžių. Ir plojo dauguma frakcijų, aišku, išskyrus ant tuos kraštutinius. Ir žinai, ką man tai parodė? Man tai parodė, kad kartais mes, ir ypatingai Lietuvoje, kurie labai daug niurzga ant vakarų ir kurie sako, kad čia visi nesupranta ir nežino, kas vyksta, tai nėra taip. Taip, nuovargis yra baimė, kad atsiras nuovargis dėl Ukrainos. Matom, kas Amerikoje chaosai vyksta. Bet aš bent jau, man šitas momentas buvo šios dienos, šios savaitės Strasbūre svarbiausias. Tai nėra taip blogai, reikia toliau tęsti darbą ir laimėti. Bet šiandien mes su Andrium nutarėm pakalbėti apie Lietuvos aktualijas, tuo labiau, kad jos buvo labai įdomios, daugeliui bent jau mūsų klausytojų, svarbios galų gale. Paaiškėjo, kasgi bus Tėvynės sąjungos kandidatas į prezidentus. Ingrida Šimonytė apsisprendė. Nežinau, kaip tau, aš prisipažinsiu, aš mažai tikėjau, kad jinai ryšis, bet matau, kad daug žmonių apsidžiaugė, kažkaip nusiramino, netgi per daug nusiramino, vis tiek reikės labai daug dirbti. Na ir kitas dalykas, ir mes abudu esame įtraukti. Pasirodė jau prezidiumo sprendimas dėl Europos parlamento rinkimų, 49 kol kas asmenų sąrašas atiduodamas reitingavimui, bet apie tai antroji daly. Dabar pirmoji daly, Andriau, gal ką jau tu norėtum, ar nori dar pakomentuoti Strasbūrą, ar vis dėlto tiesiai šokim į Lietuvos aktualijas? Na, gal iš tikrųjų tiesiai į Lietuvos aktualijas ir Ingridos Šimonytės apsisprendimas tikrai labai svarbus ir tikrai nuoširdžiai sveikinu. Žinau, kad nebuvo taip lengva apsispręsti ir čia kai kas sako, čia konservatoriai suvaidina kokią tai čia demokratijos šventę ir ta šventė jau čia pasibaigė. Bet iš tiesų mūsų visa procedūra, kandidatų kelimas, tikrai stiprių kandidatų iškelta buvo nemažai. Aš jau nevardinsiu, kad mes su Rasa čia irgi buvom patys stipriausi, bet patys pirmiausia ir padėkojom, skiriam ir pasakėm, kad tikrai nedalyvausim. Bet tikrai stiprus kandidatai. Na, bet akivaizdu, kad Ingrida Šimonytė apsisprendus dalyvauti, visiems kitiem tapo aišku, kuo baigtųsi lapkričio 11 reitingavimas, tai daug kas tai praktiškai visi nusprendė. Nebenorėjo tiesiog dėl sportinio intereso dalyvauti. Taip, tai Ingrida Šimonytė tapo mūsų kandidatu ir tai yra stipru. Na ir čia galėčiau tik tai palyginti su Čekijos prezidentu. Manau, kad Ingrida Šimonytė panašiai tvirtai atrodytų čia Strasbūro parlamentinės sesijos tribūnoje. Beje, prezidentas mūsų buvo prieš keletą mėnesių. Na, aš nenoriu čia imtis net neatsimenu lyginimų, bet niekas neprisimena. Jo, tai čia iš tikrųjų savaime suprantama yra Ingridos pranašumai, na, bet kartu išlieka ir be abejo iššūkiai. Rinkimai nebus paprasti ir lengvi. Bet jie bus kitokie negu 2019 metais. Bet žiūrėk, Andriau, aš noriu sukonkretinti dabar, žinau, kad tu tą ir pats būtum sakęs ir kalbėjęs. Čia vyrauja politologų tokios nuomonės ir visur, čia maždaug, ir tautoj girdžiu, kad čia maždaug, kam čia bedalyvauti, visada daugmaž į antrą kadenciją besibalotiruojantis, jeigu balotiruosis. Prezidentas visada daugmaž turi prioritetą žmonėse, jie jau priprato prie to prezidento vaizdo ir apklausos rodo, kad čia maždaug jau nieko nebebus. Tai kaip tu manai, va čia pabandyk fiziko protų padėlioti skaičius ir niuansus visus. Na, tai
Man nekartai stebina tai, kas yra vadinama ekspertais Lietuvoje ir jų daromos išvados, nes susidaro vaizdas, kad tiesiog yra patingima giliau panagrinėti, panalizuoti, palyginti reitingus prieš 19 metus ir dar anksčiau. Tai aš tik galiu pasakyti keletą dalykų. Yra akivaizdu, kad Gitanas Nausėda kitų metų rinkimuose, jeigu dalyvaus, tai jis bus kitoks negu 2019 metais. Pirmas dalykas, kad jis jau bus gerai pažįstamas. Ir jeigu 19 metais jis atrodė kaip toks nepriklausomas, mažiau pažįstamas, visi galėjo jį projektuoti savo įsivaizdavimus, kaip jie mano, kad Nausėda atrodys prezidentu, tai dabar to nebus. Dabar jis aiškiai suformavo savo vaizdą ir savo, taip sakant, rinkėjų bazę. Jis yra opozicijos centro dešiniųjų koalicijai lyderis, nevengiantis populistinių, taip sakant, ir tokių radikalių ar gaivališkų jėgų bendravimo šalia jo, taip sakant. Tikrai nevienijantis prezidentas. Tikrai nevienijantis. Na ir antras dalykas, kad jam gali iškilti didelės problemos perlipti per pirmo turo barjerą. Aš galiu labai paprastai išdėstyti, kodėl. Todėl, kad Ingrida Šimonytė turi visas galimybės būti vieninga centro dešiniųjų kandidatė. Na, čia spręs kitos partijos, bet jos dalyvavimas, taip sakant, apibrėžia platesnį lauką, suformatuoja. Ir tokiu atveju iš tikrųjų yra visos galimybės, kad pirmajame ture, taip kaip ir 19 metais, centro dešiniųjų kandidatė Ingrida Šimonytė laimės pirmą vietą, rungtynės bus dėl antros vietos. Ir čia Nausėda, kuris jau yra susiaurinę savo rinkėjų bazę, konkuruos su Vėgėle, konkuruos su Veryga, dar su kažkuo tai, dėl labai panašių rinkėjų. Klausimas, kaip elgsis socialdemokratai. Tai, šitoj vietoj aš galiu... Ar išdrįs taip kaip mes iškelti stiprų kandidatą? Aš manau, kad jie svarsto kitą reikalą. Ir tikrai manau, jog vyksta dėrybos tarp Gitano Nausėdos ir socialdemokratų, kad arba socialdemokratai iškeltų kokį nors visiškai no-name'ą, arba net tiesiogiai paremtų Gitaną Nausėdą, nes tai jam yra iš tikrųjų vienintelė galimybė perlipti per pirmą turą. Bet tokiu atveju jisai tampa realiai partinių kairiųjų kandidatų. Ir žiūrėk, Tai dabar, tai čia tokia aritmetika. Bet jeigu galime tas vietas stabtelti dėl to jo afiliacijos su viena ar kita puse, tai dabar aš noriu priminti daugelį žmonių 19 metais ir turbūt daugelis taip galvojo, net ir mūsų rėmėjai po pirmo turo, oi, atsipūs dabar galim, abudu labai geri. Ir Ingrida, ir Gitanas Nausėda, abudu vienodi, abudu geri, abudu tokių pačių pažiūrų, abudu panašus ir čia maždaug nėra skirtumo, už kurį balsuoti. Tai va dabar jau akivaizdžiai nudreifavo Nausėda į visišką kairę. Ir ne vien tik tai tą kairę europietiškų supratimų, va čia kas yra pavojingiausia, bet jis nudreifavo į tą populistinę, postsovietinę tokią besimalančią savo senuose kompleksuose kairę, kuri toli gražu ne europietiška. Na, tai čia tas pats, kas ir su mūsų kairiaisiais. Tai mes tą matom čia iš balsavimo. Europos parlamente jie bando būti europietiškais kairiaisiais, o grįžę atgal, jie supranta savo rinkėjų bazę. Rinkėjai yra ne didžiųjų miestų, yra regionų rinkėjai, kurie iš tikrųjų yra labai tokia palanki terpė visam tam populizmui ir radikalizmui. Aš galiu tik pavyzdžius, kad žmonėms būtų aiškiau, duosim pavyzdžiais. Pavyzdžiui, ta pati Stambulo konvencija. Arba ta pati LGBT+, arba ten partnerystės ir panašus dalykai. Tai čia parlamente socialdemokratai, socialistai Europos parlamento, kurio nariais yra mūsų du Blinkevičiūtė su Oleku, čia jie yra vėliavnešiai šitų klausimų visų. Ir pati Vilija buvo FEM moterų komiteto pirmininkė, kur barė visa šalis už tai, kad neratifikuoja Stambulo konvencijos. Gi Lietuvoj didžioji dalis jos frakcijos nebalsuoja ir nepritarė. Lygiai taip pat su migracija. Čia yra toks trupučiuką kitam
pasaulį gyvenančių socialistų veikla, veikimas, kurie, pavyzdžiui, išbraukė labai svarbu Lietuvai klausimą iš Šengeno sienų akto, kur po atakos prieš mus mes pamatėm, kad yra labai daug skylių ES išorinių sienų apsaugos dokumentuose ir buvo įrašytas toksai sudėtingo pavadinimo instrumentalizacijos tokios įrankiai įrašyti, kad esant tokiom atakom prieš šalis jos galėtų naudoti priemonės panašias, kokias Lietuva naudojo. Tai socialistai tą išbraukė. Nu, jo. Tai čia tik 2 pavyzdžiai. Aš grįžtam atgal prie temos. Tai grįžtam prie tų lietuviškų aktualių. Tai, aš jau čia maždaug išdėstėm visą tą vaizdą, kaip atrodys Gitanas Nausėda. Jis tikrai atrodys visiškai kitaip, negu jis atrodė 19 metais. Kaukės nukrito. Kaukės nukrito. Ingrida Šimonytė lieka tokia pati, lieka nuoširdi, nemeluojanti, nežadanti jokių populizmų. Labai proeuropietiška. Jo, proeuropietiška, išbandyta viso kryžių maratono. Ir kadangi Gitanas Nausėda, reiškia, savo prisiskyrė tokį vaidmenį būti opozicijos centro dešiniųjų koalicijai lyderių, tai aš jau laukiu tų debatų. Taip. Kaip atrodys Gitanas Nausėda, kuris bandys aiškinti, kaip jis čia kūrė gerovę Lietuvoje. Aš netgi buvau sugalvojęs, kad būtų labai gerai tave leisti į tuos prezidento rinkimus, kad būtų labai rimti ir kad būtų visi pastatyti į savo vietas rimtai diskutuoti, o nekalbėti niekus. Jo, tvarkoj, bet tai čia jau pats, taip sakant, formatas jau visai taip ir lems. Ir aš tikiuosi tikrai, kad pamatysim aiškius, tikslius ir kultūringus Ingridos Šimonytės atsakymus. Šitie rinkimai, aš kaip suprantu ir iš tavęs, ir pati apie tai mąstau ir žmonėm noriu pasakyti, kad rinkimai būna ne vien tik apie tai laimėjo, nelaimėjo kas nors, nors aišku, būtina siekti laimėjimo ir tas irgi visai realu, bet ir apie debatų kultūrą, apie mūsų visų įsitraukimą į politinę darbotvarkę, tų žmonių, kurie klausysis. Truputį gal bus... Dabar mes gyvenam labai dažnai tose kasdienybės dulkėse. Kažką parašė viena spauda, kažką parašė kita, tokios smulkmenos visos. O Ingridos Šimonytės dalyvavimas gali šitą debatų tėkmę, srovę, ją nuvesti į tikrai žymiai rimtesnį lygį, kad nebūtų vien tik tai apie antraeilius dalykus. Tai čia, taip, dar vienas tas blokas. Dabar gal dar keletą tik štrichų. Vėlgi čia grįžtant, kadangi centro dešiniai, man atrodo, yra pakankamai aišku, kaip atrodys kandidatai ir koks bus centro dešiniųjų rinkėjų pasirinkimas. Tuo tarpu kairiai pusė iš tikrųjų matom galimybę dideliai sumaišiai. Ir tuo atveju, jeigu socialdemokratai nutars paremti Gitaną Nausėdą, mano įsitikinimu, tai bus problema ir pačiam Gitanui Nausėdai, nes jis tampa tikrų kairiųjų kandidatų, partinių kandidatų, ir tai tampa problema patiems socialdemokratam, nes, aš bent pats savo darau išvadą, kad tai gali atverti žymiai platesnės duris tikram radikalui, populizmo, taip sakant, vėliavos nešėjui, advokatui Vėgėlei. Ir jisai gali labai reikšmingai sustiprėti, nes būtent tie patys rinkėjai jo ir socialdemokratų yra toj pačioj erdvėj. Ir čia klausimas, kaip reikalai, kaip, taip sakant, persiskirstis jų simpatijos yra visai neaiškus. Iš to aš darau vieną paprastą išvadą. Čia daug kas aiškina, partiniam kandidatui nėra galimybių laimėti prezidento rinkimų. Tai iš vienos pusės Gitanas Nausėda. Tas suprantama, nes antram turė visada, reiškia, vieni rinkėjai balsuoja už savo partiją ir jos kandidatą, visi kiti balsuoja prieš tos partijos kandidatą, jeigu turi galimybių rinktis nepartinį kandidatą. Bet Gitanas Nausėda tampa partiniu kandidatu. Antras dalykas, kaip rodo Prancūzijos pavyzdys, kuris gali Lietuvoje pasikartoti, būtent dėl centro kairės ir viso, taip sakant, populistinės erdvės visiškų sumaišių, tai Prancūzijoje laimi partiniai kandidatai, ar kairieji, ar dešinieji, todėl, kad į antrą turą patenka su Le Pen. Ir tas jau tęsiasi turbūt gerus ten 15 ar 20 metų. Tai šitoj vietoj
perspektyvos šitų rinkimų lieka labai atviros. Ir aš pats savo taip, sakyčiau, kad būdamas Gitano Nausėdos vietoje, aš kelčiau pats savo labai rimtą klausimą. Ar tikrai verta dalyvauti, žinant, kad rinkimai bus žymiai sudėtingesni ir kad juose dabar prognozuojama sėkmė yra visai negarantuota. Tai išvadas padarom iš tos dalies ir dar trumpai grįšim prie Europos parlamento rinkimų. Pereisim, bet išvados kelios yra paprastos. Pirma, kad šituose rinkimuose Gitanas Nausėda nebebus nebepriklausomas. Šituose rinkimuose jis aiškiai save per 5 metus afilijavo arba susisaistė su populistinė, postsovietinė, jeigu taip galima pasakyti, ir visokia kitokia kairė. Ir tikrai nebėra nepriklausomas kandidatas, yra aiški opozicija mum. Ir antras, paskutinis dalykas iš tos dalies, čia man tokia išvada susidarė po Slovakijos rinkimų. Ir po to, kai mes kartu dalyvavom Kroatijoje, buvo vieno tokio žymaus politiko, čia mūsų buvusio generalinio sekretoriaus ypatingai trumpa kalba pasakyta, kai jisai atsiimdamas apdovanojimą iš IPP pacitavo Helmutą Kolį. Ne tam kūrėm Europą, kad atiduotumėm socialistam. Tai buvo anksčiau. Bet mums čia šituose rinkimuose labai tinka, kad ne tam kūrėm Lietuvą, kad atiduotumėm visiškiam populistam. Ir čekų prezidento Pavelo kalba čia man kėlė pavydą. Tokį gerą pavydą, kad aš labai norėčiau, kad taip kalbėtų mūsų prezidentai šitos tribūnos su tiek ovacijų. Ir kitas dalykas, labai norėčiau, kad ir mūsų karininkai, generolai būtų tokio lygio, kaip buvęs kariuomenės vadas Petr Pavel Čekijos. Na ir labai trumpai apie Europos parlamento rinkimus. Tai, Andriau, pasakyk dabar visiems, kodėl tu dar antrai kadencijai kandidatuoji? Jeigu čia kaip, ar linksmiau, ar... Kaip tik nori. Kandidatuoju dėl to, kad noriu. Ar tai čia noro mažą? O noriu dėl to, kad matau daug darbų, kuriuos pradėjom, kurie yra svarbus, kurie yra matomi ir platesniai, taip sakant, tarptautiniai erdvėjai ir kuriuos reikia tęsti. Tai čia mano toks pagrindinis argumentas. O manęs nepaklausė? Kodėl aš? Tai aš tą paties galiu paklausti, taip. Aš tai labai paprastai irgi pati savęs klausiau, ar dar reikia, ar verta, aišku, jėgų dar yra, bet kitas dalykas, aš kai prisimenu save 19 metais ir matau dabar, tai aš tikrai jaučiuosi žymiai labiau pasiruošus šitam darbui. Prisipažinsiu, 19 metais nebuvau taip pasiruošusi šitam darbui, kaip esu pasiruošus dabar. Tai viena kadencija tikrai yra nedaug. Ir labai gerai būtų, kad mes būtumėm sąraše su žmonėm, kurie galėtų ateiti mūsų pakeisti po to. Ir šitam sąraše 49 tikrai yra jaunų žmonių ir jau su patirtim, bet kurie jau galėtų šalia mūsų dirbti čia kitoj kadencijoje, jeigu mus išrinktų, aišku. Dabar dėl sąrašo reitingavimo, tai Andriau, nežinau, kokį ten tu turi ryšį su Vytautu Landsbergiu, kuris senuoju, vyresniuoju, kuris burtus traukė tam, kad abėcėlinis sąrašas prasidėtų ne nuo raidės A, pas mus tokia tradicija yra, o būtų ištraukiama raidė ir tada sąrašas eina toliau nuo tos raidės, kuri ištraukiama. Ir ištraukta buvo raidė K. Ir tai reiškia, kad mano raidė, tapo paskutinė šitam sąraše. Irgi privalumas. Ir dabar žmonės klausia, tai Rasa, kodėl tave paskutinė įrašė? Tai neįrašė niekas manęs paskutinė, čia Kubiliaus ir buvusių pirmininkų mafija suveikė turbūt partijos. Bet iš tikrųjų viskas sąžiningai, buvo ištraukta tokia raidė, aš visai nepergyvenu, kartais paskutiniam būti visai neblogai, bet čia laikina. Čia tik tai iki lapkričio 11-12 informuoju žmonės ir tuos, kurie ne mūsų partijos nariai, ruoškitės, jeigu turit savo, mato tuos žmonės, kurios norit reitinguoti į Europos parlamentą, kad mes, pavyzdžiui, irgi atsidurtumėm pirmoje, antroje vietoje, aš nepretenduoju į pirmą, aš sutinku, kad mane pakeltumėt į antrą po Andriaus Kubiliaus. Ir tada reiks jums ateiti ir užsiregistruoti internete ir ateiti balsuoti. Jau nekalbu apie mūsų partijos žmonės. Beje, labai dėkoju skyriams,
kurie mus iškėlė, tiesiog mes neturėjom laiko važinėti po skyrius, čia dirbom, bet absoliuti dauguma, aš net nežinau, gal 90% skyrių mus iškėlė į kandidatais. Tai tikrai labai ačiū, dėkojam, jūs esat nuostabus. Tai Andriau, ką dabar tu nori pasakyti apie tą K raidę? Prisipažink vis dėlto, čia turi būti skaidrumas. Tai jo, tu viską išaiškinai, Rasa, aš čia nebeturiu ką daug ir pridėti. Nu, K raidė yra K raidė, savaime turi reikšmę. Kubilius. Tai iš tikrųjų taip jau mes esam tą tvarką nusistatę, kad sąrašas pradedamas nebūtinai nuo A raidės. Yra raidė traukiama, traukia profesorius Landsbergis, ištraukia K, na, ką aš galiu pasakyti. Dievo ženklas. Tai ačiū labai. Na, iš tikrųjų, darbų yra labai daug ir jų tik daugėja. Aš jau čia kartais pradedu jau taip žiūrėti ir galvoti, kaip čia tuos darbus susidėlioti. Tikrai. Dabar ateina toks etapas, kai mūsų kartu jau 4 metus varoma vaga Ukrainos, Rusijos demokratijos, Baltarusijos demokratijos klausimais. Jinai ta vaga tampa iš tiesų matoma ir pripažįstama tarptautiniu mastu ir prasideda serijos kvietimų važiuoti, dalyvauti, aiškinti, kalbėti. Štai Berlynas, po to Vašingtonas, dabar labiausiai nustebino tolimoji Australija. Kvietimas. Reikalauja, kad aš ten važiuočiau ir paaiškinčiau apie geopolitiką. Žiūrėkit, aišku, kuklus žmogus, bet iš tikrųjų jau man truputį baisu darosi dėl jo tokios didelės tarptautinės žinomumo. Na ir aš noriu ties tuo jau ir pabaigti mūsų šios dienos kalbėjimą, Andriau. Iš dalies tai didelė dalim džiaugiuosi, net nedidelė dalim, iš esmės džiaugiuosi tokiu darbu, na, bet turi dirbi, iš tikrųjų. Ar taip? Ir aš atrodo dirbu, bet negalėčiau vežti tokią krūvę, kokį tu vis dar sugebi vežti. Bet baigim pagiras vienas kito, bus dar daug informacijos apie reitingavimą. Primenu, lapkričio 11-12 sąrašas susidėlios toks, kokį norės partija ir mūsų rėmėjai matyti. O dabar neužmirškit pašėrinti, pasidalinti mūsų video, nes tai irgi tuo prisidėsit prie mūsų sėkmės. Ačiū. Ačiū labai.